5 besiliečiančių apskritimų centrai yra atkarpoje. Aš žinau visos atkarpos ilgį, va šitą žinau. Ir man reikia rasti to mažiausio apskritimo spindulio ilgį, tai va šitą va gabalėlį, man reikia spinduliuką rasti, jeigu čia centriukas, o spinduliuką. Jeigu aš žinau, kad kiekvieno apskritimo spindulio ilgis yra 1,5 karto didesnis už prieš tai buvusio apskritimo spindulio ilgį. Ką dabar daryti? Pasižymėkime tą pirmą spindulio ilgį, ieškoma mūsų spindulio ilgį X, susidedu raideles, va čia lietimosi taškas M, čia N, čia K, čia L, o čia B. Ir kiekvienos atkarpėlės ilgį bandau apskaičiuoti. Tai dabar AM atkarpėlės ilgis būtų, kadangi čia buvo X, tai bus 2X. 2X, skersmuo, 2X. Dabar žiūrim MN ilgį. MN ilgis bus lygus, spindulys yra 1,5 karto didesnis, reiškia 2 kart 1,5 X. Dabar ieškau NK ilgį. NK vėl bus skersmuo, tai dauginu iš 2, o spindulys 1,5 karto didesnis už štai šitą spindulį. Tai 1,5 karto didesnis už štai šitą va. Ir ką aš gaunu? Gaunu 2 kart 1,5 kvadratu X. Dar iš 1,5 dauginu. Dabar aš aišku galiu pasinaudoti čia progresijos geometrinės narių formulę. Pirmas mano narys būtų X, sumos formulę. Tiksliau 2X, tada vardiklis progresijos Q būtų 1,5 ir aš žinau sumą. Aš žinau štai šitą į formulę įsirašius gausiu. Bet aš galiu ir taip suskaičiuoti, kadangi čia tik 5 tie nariai nėra sudėtinga. Man beliko 2 atkarpos KL. KL būtų, aš turiu 2 kart 1,5 X ir vėl dauginti, mano šitas spindulys dar bus 1,5 karto didesnis. Tai aš ką gausiu? Aš gausiu 2 kart 1,5 kubų X. Nu ir turbūt jau pats matai, kad atkarpos LB ilgis bus 2 kart 1,5 ketvirtuoju X. Tada mūsų atkarpos ilgis visos yra lygus sumai 2X plus 2 kart 1,5X plus 2 kart 1,5 kvadratu X plus 2 kart 1,5 kubų X ir plus 2 kart 1,5 ketvirtuoju X. Ir mes žinome, kam jisai lygus, o jis lygus, kiek ten? 263,75. Kaip čia dabar spręsti? Paprasčiausiai čia yra tiesinė lygtis, tik kad skaičiai nelabai gražus. Aš išsikelsiu X-iuką prie skliaustus, va. Ir man liks skliausteliuose 2 plus 2 kart 1,5 plus 2 kart 1,5 kvadratu plus 2 kart 1,5 kubu plus 2 kart 1,5 ketvirtuoju. Iš viso yra 263,75. X lygu. Beliko sudėti visus šitus skaičius, skaičiuotuvų suvesi į skaičiuotuvą, sudėsi ir tada 263,75 padalinsi iš šitos sumos. Bus labai paprasta, nes gausi X lygu 10. Tai reiškia mūsų apskritimo spinduliuko ilgis yra 10. Galbūt ir geriau būtų čia buvę taikyti progresijos narių sumos formulę, gal greičiau būtum suskaičiavęs, bet aš tiesiog padariau taip.